Sveiki, draugai. Sakot, mažai ekšiono buvo. Nupirkom ekšioną. Jo, buvai, nahpas. 3 litrai 105 kW kupė. Pažiūrėk, koks kapotas ledinis, tą pastengiu. Ką daryti tokioje situacijoje, jeigu nupirki už vištuką slavoną, su kuriuo nežinai, ką daryti. Ar išeisi į pliusą, ar būsi į minusą. Tad pagnali žiūrėti. Tai ką turim tokį sportinį mikrofoną, nes laukia pučia vėjas, pasinaudosim tokiam galimybėm, technologijom, kaip čia? Technologijom, karoči. Tai esmė kame, yra va toks BMW, 3 litrai 105 kW kupė, specialiai nupirkau jį, kad parodyt, kągi daryti, jeigu nupirko tokį lavoniuką ir išeities nėra. Kažkaip reikia išsivartyti iš šitos situacijos. Tai gaunasi arba jį parduot, arba iš dalių pinigų surinkt. Esmė kame. Daugelis žmonių vėjas pučia tai normaliai. Galvoja, čia reikia dažyti, dar kažkas pinigus kišti. Aš jums parodysiu, kaip nudažyti šitą automobilį už 5 eurus. Aišku, nebus didelė kokybė, bet bus vaizdas. O jeigu bus vaizdas, reiškia, jau galima bus kažką suplanuoti su pardavimu ir daugiau už jį gauti. Nupirkau už 2000, nežinau, pasižiūrėsim su žurnaliuką, galbūt paleisim tokį projektą. Čia bus kaip dar ne pagrindinės serijos, o atskirai kažkas startas nuo 2000 ir bandysim po biškį kilt, pirksim kažkokius lavonus ir bandysim iš jų uždirbinėti. Kaip tu galvoji, žurnaliuką? Achujiena idėja, ne? Visio, reiškia, daroma. Esmė kame? Įmečiau dabar dėl įdomumo pasidomėti, ką galima už jį dalim gauti. Tai dėžė 3 sotai, variklis pilnas 500, nu ir pagnalą taip toliau. Tai manau, iš jo dalim galima tikrai 2000 uždirbti ir net daugiau. O mes pabandysim ką? Nupūsti jį ant smūgio ir uždirbti bent jau 3-4 sotus, nes jau yra pirkėjas, kuris už šitą automobilį gali duoti 2 eurais. 2200 eurų. Tai mes plius jau būsim 200 eurų. Na ir žiūrėsim, kas čia gausis. Tai ką, kaip išsivartyti iš tokios situacijos, kai nėra nei dažų, nieko. O mašiną tai nupūst reikia kažkaip. Padarysim taip, nupūsim, kaip gali nupūsti beveik kiekvienas mūsų kanalo šeimos narys. Varom paimam patį pigiausią, arba 2 paimam. Manau, 2 bus geriau. 2 pigiausius balonėlius akrylinių dažų juodų. Spalva pas mus 668. Juoda, blizgi tiesiog. Nupūsim akrylų ir bus viskas aišku. Gavosi pas mus kažkas ar ne. O toliau viską patys pamatysit, kaip tai viskas daroma. Tad pagnaliai žiūrėti. Šiaip galėčiau nupūsti ir iš pulverizatoriaus, normaliai ir taip toliau, bet mesgi nenorim apgauti žmonių. Su ta prasme, kad ne kiekvienas turi tos pulverizatorius, ne kiekvienas turi kompresorius, ne kiekvienas gali nupirkti tų dažų ir ne kiekvienas žino technologiją, kaip tai visą nupūsti. Tai nupūsim tiesiog balonėlių, kad būtų viskas aišku ir paprasta. Tad lekiam žiūrėti toliau. Radau, galvojau, kad nebus. Nu tai ką, 2 flakonai dažų yra, 8 eurai grubiai. Plius, kaip tu galvoji, žurnaliuką, kiek tau kainavo iki Norfos davažiuoti? 5 eurai. 5 eurai. Karočią grubiai 13 eurų pas mus dabar jau kainuoja automobilio nudažymas. To žiūrėsim, kas čia gausis. Ir ką iš vis gausis padaryti iš to automobilio, kiek uždirbti. Kažkas skambina vėl nelaiku. Jo, tai vat pasižiūrėsim, ką čia gausis iškrapštyti iš to BMW, ką uždirbsim. Ir vapšė, kas čia bus, kas darysis, neįsivaizduoju pats. Dabar toks laikotarpis, kai automobiliai neparsiduoda, tai kažkaip reikia vartytis, kažkaip vis tiek pinigėlius reikia uždirbinėti.
Tai pasižiūrėsim. Kol garažas užimtas su keltuvu, įvažiuosim į kitą mano garažiuką, kur vėjo nebus ir galėsim nupūsti šitą lavoniuką. Tai svarbiausia, kai dažot automobilį, kad plius minus nekristų jokie šūdai ir nebūtų vėjo. Nufilmuok, kaip yra dabar ir kaip bus po to. Tikriausiai bus gerai, o jeigu ne, reiškia padovanosim kažkam jį. Mūsų taip vadinamo šėrimo atsirado DDE klaida, kažkodėl pradėjo blogai kurtis. Vėliau pasijungsim diagnostiką, pasižiūrėsim. Dabar pas mūsų svarbiausias yra dalykas nupūsti šitą kibirą, kad jisai plius minus turėtų kažkokį vaizdą. Nes kai neįmeitinėjau kur nors, sako, kuo jisai visas spalvotas. Tai tuoj pas jūs tie visi klausimai baigsis ir bus visas aišku, spalvotas jisai ar ne. Nuimti tai, kas neturi būti nudažyta. Šnai. Ir nuriebalinti. Pradėsim nuo sparno, o ten jau toliau žiūrėsim, kas čia bus. Nuriebalinti reikia kam? Kad jeigu prieš tai kažką pirštais savo ar dar kom badė, kad priliptų dažai. Nes jeigu dažai neprilips, bus problema. Ir bus negražu. Svarbiausi dalykai apsiklijuoti tai, ką nereikia nudažyti. Kad po to nesėdėt, nevalyt tų. Gali man atidaryt duris. Atidaryk ponui duris, senina. Tai tu filmuok, kaip tu jas atidarai. Mėgsti tu BMW, ne? Šiaip iš esmės, pasakysiu taip, BMW yra achujena mašina, man jos patinka, bet kodėl kaip pavyzdys aš nevergu jų iš užsienio ir taip toliau, nes BMW kaip ir visur yra sunku nupirkti. Užsienį ne vienas aš toks norėtojas, kaip sakoma, nupirkti BMW, tai dėl to tų variantų mes ir negaunam, iš kurių galima būtų užsidirbti. Padarysim taip. Visko neklijuosim, nes, manau, daugelis žmonių irgi bus įdomu, kaip nuvalyti dažus, kaip klijuoji ten, blėt, ir kaip pavyzdys kažko negali pasiekti. Kas čia gausis? Sakau, pradėsim nuo sparno. Su akrilu kame esmė. Pirmą sluoksnį užpūsim, kad priliptų dažai normaliai, o kitus sluoksnius pūsim, kad susilietų. Sako, kad dažai būtų nematiniai. Kitų sluoksnių bandysim užpilinėti, kad nebūtų apelsino. O jeigu bus apelsinas, nupoliruosim. Pirmas sluoksnis atrodo labai gražiai, ne? Nes Normantas senas maliaras. Net, nes čia Norfo dažai. Nu, šiaip jo. Bet iš esmės, sakau, senas maliaras esu. Būna dažnai su mašinas ten padažinėja, bet labai paskutiniuoju metu tingiu, tai paprašiau nuvežti, kam nors nudažyti ir taip toliau. O čia žmonėm tiesiog parodyt, kaip galima tai padaryti. Iš esmės galima nupirkti bet kokios spalvos balionėlį, užmaišot, nupučiat, nulakuojat ir saldainis. Kaip pavyzdys, šito darbo kaina būtų priekinis sparnas ir priekinis buferis. Nu, plius minus, aš manau, apie 300 eurų. Mes nudažysim už kiek? Už 12-13 eurų. Vaizdas bus? Bus. O daugiau klausimų ir neturi būti, ne pas ką. Mašina neparsidavinė, šitas kupas tvarkingas kainuoja 5000. Kaip galvoju, už kiek mes įmesim? 2,5 kažkur. Nu, 2,5 kažkur, jo, manau taip. Patys matėt, važiuoja, šlifuoja, driftina, teisės galima lengvai prapist, o ko daugiau reikia jaunimui. Laukiam, kol padžiūna ir pučiam antrų sluoksnių. Pučiam antrų sluoksnių, dabar viską sulėjam, kad nebūtų apelsino. A kam tavo apelsinas? A ką mums apelsinas? Tai dabargi ne apelsinas. Karočią dažom. O kaip
pagal mane sparnas jau yra idealus. Jau galima fotkinti ir varyti į pardavimą, ne? Jo. O čia reikia biškį pataisyti. Nu ir ką, dabar pas mus kas lieka? Bumperis? Bumperis. O čia bus sunkiau. Labai didelę detalę turim, bet manau truputį tegul sparnas padžiūna, nes jau reikės nuvalinėti ir kol sparnas džiūva, atsukam numerį ir ką mes dar padarom, nuriebalinam jį ir panaikinam visas šiukšles. Nu ką, žurnaliuką pučiam. Reikia pūst. Svarbu, kad užtektų. Tai gal nori kažkokį laifaką pasakyti, kaip su balončiku nupūst? Yra tokie laifakai, ar ne? Svarbiausia nebijoti. Kodėl? Šiaip iš esmės dažant tokį buferį, čia yra transportinis gruntas. Šitą gruntą reikia nuvalyti ir pergruntuoti per naują. Kodėl mes to nedarom? Nes vis tiek, aš manau, jeigu kažkas pirks šitą automobilį, jisai normaliai dažys jį ir taip toliau. Tai vis tiek jie šitos dažus nuvalinės, gruntos ir taip toliau. Dėl to mes čia stipriai nežaidžiam, užpučiam ant viršaus akrilo ir tiek. Laukiam, kol nudžiūna pirmas sluoksnis, kad vėliau priliptų geriau dažai. Dabar einu pasiimsiu prožiką, kad kai pūsim antrų sluoksnių, viskas matytųsi. Bumperiu irgi sluoksnis uždžiūvo, valinam antrų iš karto ir sulėjam dažus normaliai. Dar kažkur. Seniai man jau kažkaip nuo šitų dažų yra bloga. Apsiniuchinės. Grįžtam atgal prie lavono. Tai ką? Viskas yra nupūsta. Ką darom toliau? Laukiam, kol džiūna. Ir manau reikės nupoliruoti. Aš žinau, kaip tu poliruosi. Nu dabar dažu apsiniuchinės. Matysi, kaip aš poliruoju. Pajunk elektrą. Pažiūrėk, koks kapotas ledinis tapo seniai. Tu tai tikrai žinai laifakus. Pašla jinai nahui. Tai ką, draugai, patys matot. Užėmė man šitą dalyką visą padaryti, grubiai sakant, pusvalandį. Automobilis yra nudažytas jau ir iš karto patys matot, kaip jisai pabrango. Mano atžvilgiu pabrango minimum 300-400 eurų. Toliau ką? Kai dažai išdžiūs, nusiimsiu bumperį. Aišku, galima buvo prieš dažant jį nusiimti, bet taipgi neįdomu. Įdomiau taip. Tai nusiimsiu bumperį, susidėsiu visas gratelės, prisisuksiu iki galo sparną, susitvarkysiu visas milačiovkės, kaip sakoma, ir sekančioje serijoje pamatysit, kaip jinai atrodys, kada bus surinkta. Išplausim, nufotkinsim, vėlgi parodysim, kaip reikia tai daryti. Įkelsim skelbimą, parodysim pirkėją, jeigu norės nusifilmuoti, ir parodysim, kiekgi mes supliusinom iš šito automobilio. O supliusinsim, manau, normaliai. Tai ką, draugai, susitiksim sekančioj serijoje. Tai ką, chebra. BMW išvažiuoju į Latvijos. Pinigai kišeniai. 2,4 parduota.